Esame No Problem renginių organizatoriai ir šiandien mes kalbėsime, kokios yra mūsų komandos galimybės, ką mes galime padaryti ir kokie sudėtimi, tai apie visą tai pakalbėsime truputį plačiau su daugiau detalių. Tai iš tikrųjų, apsimti labai rimtą renginį nuo A iki Z, ne? Kad pasirūpinsim visiškai viskuom, kad nereikėtų klientui apsikrauti savo galvos, žinai, ir nebūtų ten kažkokių fiasko ar ten dar kažką. Galim rimtai viską padaryti. Organizuojam, vedam, atliekam planuojam, skiriame laiką jums klientai, komunikuojam, kad jums padėlioti tą planą, nors ir kaip, pavyzdžiui, kaip vedėjai nėra kaip planuotai, bet vis tiek sudarom kažkokį. Vedam, bet mes ir organizuojam. Organizatoriai No Problem. Yeah! Esame No Problem renginių organizatoriai ir šiandien mes kalbėsime, kokios yra mūsų komandos galimybės, ką mes galime padaryti ir kokie sudėtimi, tai apie visą tai pakalbėsime truputį plačiau su daugiau detalių. Tai tiek labai trumpai. Ką važiuojame? Pirmąją mūsų galimybę. Bandom. Gerai. Bandom apšnekučiuoti, ko mes pajėgus. Kol kas dabar šnekam vedėjas didžiai, žinai, kad... Jo, dažniausiai visi taip įsivaizduoja, kad mes ten vedam ir didžiam. Viskas, tas toks yra, nors, kaip iš tikrųjų yra, tai viską ir papasakosiu, daugiau detalių, visi mes daugiau susisteminsim visą tai. Tai pirmas dalykas, mes organizuojam įmonėms renginius, įmonių renginių organizavimas ir kas tai eina, tai nes kiekviena įmonė skirtingą poreikį turi, dar reikia tą programą integruoti ir vieni nori vienokios programos, kiti nori kitokios programos, tai jeigu yra poreikis atsiranda, kad mes organizuotume tą visą pilną komplektą renginių. Tai galim vesti ir 20 žmonių, kokį team buildingą mažą, sakykim taip, ir galime vesti ir keliems šimtam žmonių, bet jau tokio pilnos komandos sudėtyje, kur mūsų būtų 6 žmonės, 7, jeigu reikia, 8 žmonės. Ir šitos dalykus irgi apimam, suplanuojam, tai vienas organizuoja, sakykim, renginį, tarkim, Vytautas perina organizavimą, Justas veda, Vitalija gali atlikti dainuoja, Erikas didžiauja, kažkas, pavyzdžiui, Andrius ir gali didžiauti arba perna asistento lygmenį, kur padeda, asistentuoja, reiškia, ir netgi aš kartais irgi asistentuoju, taip pat padedu kažkokiose vietose, žaidimuose, nes pavyzdžiui, jeigu 200 žmonių, imkim pavyzdį, tai mes faktas, kad jeigu skeliam ten grupės, ten vieni daro vieną, kiti daro kitą, kažkokios užduotis. Pradėkim nuo to, jeigu 200 žmonių mes kiek apsiemam organizavimo tokį kiekį aptarnauti žmonių, tai tada jau gaunasi, kad, tarkim, tu apsiemi ten įrangos visų tų organizavimų, sudėliojimų, kaip kas ten kur turi būti, nes vis tiek 200 žmonių. Faktas, čia reikėtų didesnio mūsų personalo, čia... Tai realiai jau visi vos nevažiuoja, žinai, ten, tarkim, tu didžiai, vienas apšvietimą apsiemo, kitas gal garsą pareguliuoja, jeigu atlikėjai. Kaip pavyzdys, Erikas organizavo viešą renginį, tokį atvirą miestelio, kaip sakyti, mikrorajono miną renginį, tai jis jau ne tik didžiavo, bet ten ir generatorius organizavo, ir kitus dalykus, ir vežė. Tesla užkūrė, ne tikriausiai. Devindarbė. Tai daug dalykų, kur, jau kai tu organizuoji, patampi tas organizatorium labai daug dalykų ir mes tą dalyką organizuojam, prisijungiam nuo generatorių iki visko parūpinimo. Jo, maistai, jeigu baidarės konceptas, jeigu žaidimai, jeigu veiklos, jeigu atlikimas gyvas, jeigu kiti atlikėjai, scenos, nes įmonių renginiai visiškai skiriasi, jie yra kiekvienas skirtinga, nes kiekvienas turi skirtingą poreikį ir mes tai integruojam. Tai No Problem, pirmas dalykas, esant poreikiai, organizuoja įmonių renginius, kažkokią arba kitus renginius, nebūtinai. Ne tik baliuškas, mes ir įmonė renginius. Mes galim rimtai, iš tikrųjų, apsimti labai rimtą renginį nuo A iki Z, ne? Kad pasirūpinsim visiškai viskuom, kad nereikėtų klientui apsikrauti savo galvos, žinai, ir nebūtų ten kažkokių fiasko ar ten dar kažką. Galim rimtai viską padaryti. Ir čia nebūtinai įmonės turi būti, kur tenai bus pompastika. Tai kiti nori tipo renginiai, kaip kiti nori ir tikrai savo gimtadienį padaryti tokį wow, kad ir nenori savo apsikraut galvos su kažkokiu organizavimu kažkuom. Tiesiog patikė mums, ko nori,
mes tai gyvendinam nuo vietos parinkimo, net ir transportą suorganizuosim, jeigu reikės atvažiuoti į vietą ir kaip atvažiuoti, ir kaip grįžti. Ir gausim kiekvieną atlikėją, tik ko reikės. Jūs tik duokit mums laisvę improvizuoti, kurti, mes padarysim. Ir ką, toliau. Vestuvių planavimas. Jie eina irgi į mūsų kategoriją. Komandoje turime vestuvių planuotoją Vitaliją, kuri ne tik puikiai veda ir gyvai dainuoja, bet ir planuoja visą šventę, jeigu yra. Bet aišku, jeigu jinai yra jau planuota, tai vesti renginio jau nebegali. Tai nebent labai blogas vedėjas išrinktų ten svečiai, tada gal ne. Nebent jau perimtų, mato tragediją, bet vestuvių planuotas iš esmės nepatars blogo vedėjo, nes būtų sugadintas jos vardas. Jeigu vestuvių planuotojas, tai faktas visom detalėm pasirūpinta nuo parinkimo iki laikų sudėliojimo ir dekorai, detalės, visiškai visas detalės apima bažnyčios. Kiek bendrauju su jaunaisiais, kiek iš tikrųjų patiria stresą dėl to organizavimo, iš tikrųjų, ir kaip pagelbėti tą vestuvių planuotą, tiesiog nusimesti visą atsakomybę. Bet ne visi žino kad tai yra. Aš pajakausiu, vieną kartą aš kalbuosiu su jaunavedžiais, dėliojamės jau jų planą, viskas, jau ten likusi iki šventės 2 savaitės, ta data. Ir dėliojamės viską, matau, kad tie su to scenarijum, taip visai, tai nuo pradžių tą visą planavimą, iki Z, jau padedu susiplanuoti visą tą bazę, kas kur kaip, ir jie paskui po viso pokalbio, nes buvo gyvas pokalbis, sutikimas, sako, beje, mes turime vestuvių planuotą. Aš taip žiūriu, ką? Tai ką jūs čia darote, jeigu jūs turite vestuvių planuotoją, jie reiškia, nieko, ta prasme, iki tokio lygmens ir žmonės kažkam sumokėjo, nors realiai šitie planai, detalės, jau turėjo su manim planuotoją sukontaktuoti ir kalbėti. Realiai, jeigu tu pasiemi vestuvių planuotoją, tai tu tik tais padedi vos ne parašą arba pasakai taip, ne. Viskas. Tau daugiau niekom nereikia rūpintis. Tom ir yra unikali galimybė pasimti planuotoją, kai tu nebesirūpini niekom. Realiai skambutis, net ir vedėjai išsirinkti tau padeda planuotoją, tai tau bereikia tik tais patvirtinti, tinka, netinka ir viskas. Nes daugiau nieko. Važiuoji į pačią vietą, pasižiūrėti, susimodeliuoti. Čia tas pats kaip išsirinkti kelionę all inclusive, ne, kur tau nieko nereikės. Tave nuveš iki oro uosto, ne, ten paims tave, viskas nurodyta, kur ką daryti. Viskas už tave padaryta, nereiks maisto gamintis, nereiks gėrimų darytis, tu žinosi, kada važiuoti namo, žodžiu, viskas. Ir kitą kartą, kai tu planuojas kelionę, ne, tai ieškai kur bilietus, kaip nusigauti nuo oro uosto, kaip nusigauti į kokią vietą, ką gaminsias valgyti, kur nuvažiuoti ir taip toliau. Va čia toks geras visiems žinomas pavyzdys. Taip, toliau turime trečią celę. Konferencijų, seminarų organizavimas, tai čia jau kalba vyksta apie tai, kad jeigu, aišku, čia verslas, jeigu kažką nori žinoti, verslas su verslais susitikimai, tokie kiti susitikimai arba paslaugų teikėjų susitikimai, kažkokie tai konferenciniai, tai mes irgi žinom ir tas vietas, kur tai galėtų būti, kas galėtų pristatyti, kažkokie seminarai, tai irgi tą galime organizuoti ir tai irgi įeina į tą organizavimo celę, kur mes perim, bet mes, aišku, jeigu reikia vedimo, bet ten dažniausiai reikalingas yra pats organizavimas, tiek garsas, tiek pati patalpa, tiek vieta, kur vyks visa konferencija. Bet čia nuo pobūdžio priklauso. Net jeigu net ir sugalvoji, kad nori konferencijas, nori kažko ir turi tematiką. Sveikatingumą tai. Jo, tarkim, beleką, turi kažkokią tematiką, bet net neįsivaizduoji, kas galėtų būti pašnekovas, kas galėtų pravesti mokymus kažkokios ar dar kažką, mes ir tom pasirūpinsim, rasim jūsų temai tinkamą pašnekovą, kuris jūs ir pamokys, gal net ir patys, šiaip turim daug patirties sukaupę, galim kažko pamokyti, bet taip, galim surasti bet kokį žmogų, kuris padarys jūsų tą konferencijų, tą susitikimą. Kremukų konferencija. Ir ką, ir skambinė. Atjaunėk 20 metų, tepdamas kremą. Dabar, žinai, kremistai tave užpul, žinau. Bet tai žiūrėk, ir vėlgi, ne, nori konferencijos grožio tenai srityje, ne. Ir ką tu galvoji, mes nerastumėm pašnekovų? Oi, kokių rastumėm? Tikriausiai pats naudoji kremukus kiekvieną dieną. Ateina Erikas su peruku, žinai. Tai toks kremukas labai gerai. Girdė, ateina Justas, va šitas kremukas labai gerai. Ir jam tik 26 metai visi. Ta kremuka. 40.
O taip mane sužalojo. Naudokit šį krimuką, gerai, jeigu taip juokais. Tvarkoj, toliau turime, vedimo paslaugas, tai čia vienareikšmiškai. Jau kalbėjo mane, vedimas, dydžiai, bet vedimas dar toksai, kaip irgi visai fainas variantas ir kur esam su jūs išbandę, tai kai yra du vedėjai ir vienas didžėjus. Ir dar turėjome atlikti. Vienas aukštas, kitas mažas. Jo realiai net pakomentuosi. Realiai jūs net nebuvot nei susidirbę tame bet aš kaip išgirdau, net tada aš pradėjau galvoti, wow, geras. Aš žinau, kad profesionalas yra Justas, profesionalas yra Vytas, bet kai jie kartu vedė. Dar du ekstravertai. O aš tu žiūriu, per rankas eina širpuliukui, galvoju, wow, aš net nežinojau, kad taip galima, žinai, gavos tiesiog tokia situacija, kad ir galvoju, jeigu būtų labai daug žmonių ir norėtų tikrai to tokio pilno užpildymo, jo visų tarpų, viskas ten sustiguota, daug žmonių, geras variantas pasiimti du vedėjus. Vienas kitą papildo, ta prasme, buvo tobula. Ačiū už reklamą, Erikai. Ne, rimtai, aš sakau, rimtai jaučiau širpuliukus per rankas. Nes tikrai jautėsi tas lygis, kai tu, pavyzdžiui, vienas vedi, taip, vienas visą laiką, bet kai du, tai taip, viskas maksimaliai yra užpildyta, viskas jau... Pavyzdys, Vytas labiau buvo susikoncentravęs į programas vedimą, žinai, o aš buvau tas, kuris pastebėdavo aplinką ir kažkokį bairį užmesdavo vienas ant kito. Būtų, kaip įsivaizduojate, yra solistas, ne? Ir kitas lapas ir back vokalas, žinai, dar prasme, kur dainuoja vienas ir kur dainuoja su pritariančiaisiais. Bet ir pabairinti, fainai. Jo, pabairinti. Nes kai tu žinai... Jie dar vienas iš kito ir paprikolinti. Nes tam ir jokingiausia yra, žinai, kai iš kito vienas kitą gali pasijuokti, kai tu vienas renginį, tu susikoncentruoji ir tu negali kitų pamatyti. Čia toksai ne tik renginys gaunas ir šou. O tu vedi, tarkim, programą darai, aš matau kitus žmonės ir aš galiu kažką pakomentuoti, pajuokauti. Ne, tai čia ir vienas jau mato, ir kitas mato, kitas pakomentuoja, vienas pajuokauja, bet tarsi visai kitaip. Kai du žmonės veda, tai visai jau kitas lygmuo, nes aišku, du profai dirba, jeigu taip žiūrint, tai tu ir jauti ir vienas, ir kitą, kaip sa, vienas kitą tikrai puikiai, tas labai fainiai, pirmas toks blynas, bet jis visiškai net neprisvylės, jis wow. Ne, man labai patiko, man labai patiko ir aš sakau, kad tikrai galim klientams ir tokį variantą pasiūlyti. Faktas, kad, kaina bus didesnė dėl to, nes daugiau personalo, čia faktas, bet ir žinokit, konceptas irgi smagesnis. Ir dar pridėjau, kas labai Vitalijos gyvas atlikimas. Irgi, tai buvo, reiškia, du vedėjai, didžėjus ir dar Vitalijos gyvas atlikimas, tai reiškia, max sprogstama energija, tiek vedimo čia buvo realiai, visais tarpais, tada gavosi dar atlikimas gyvas, didžiai savo darbą dirba, žodžiu, viskas jau taip labai gražiai sinchroniškai. Aišku, įtakos turėjo tas, patirtis, susidirbimas tarpusai, bet nors iki to nedirbom, bet kaip ir susidirbė realiai. Ne, kadangi jaučia, kad ir komandai, vis tiek mes turim tą užklasinę veiklą, kad susitinkam kažkas, pasišnekam, planus pasidėliojam, tai faktas, kad jau susigyveni su to žmogum, kuris yra tavo komandai, net nevesdamas kartu renginius, žinai. Tai čia taip duoda tą. Kokia toliau, mes dar, tai gimtadienį, švedimas, viskas irgi tas pats organizavimas. Kaip ir mes buvom šnekėję tą temą, kad iš vienos komandos didžėjus, iš kitos vedėjas. Mes to irgi neatsisakom, tai galim ir tai, bet, kaip ir minėjom, gali kokybę kenkti. Mes kaip ir buvom palėtę šitą temą. Bet ta prasme, jeigu tikrai jau yra taip, kad, vienareikšmiškai noriu vieno didžėjaus, arba vienareikšmiškai noriu ten savo vedėjo, bet mums reikia garso, kuris būtų didžėjus. Ar galim ir tai padaryti. Galim dirbti ir po vieną. Irgi yra tokių variacijų. Aišku, to nelabai norim, bet... Ne, tiesiog tas išpildymas mes visą laiką pripratėm taip gerai daryti ir kartais, kai tu vienas, tu vis tiek, mūšio laukia, kaip sako, ne karys, taip ir čia visur irgi vienas, tai yra ta kokybė, nes tai nėra garso jau tokio, nieko, kitaip viskas įvyksta. Tai faktas vienareikšmiškai. Tai va, tai kas liečia, lik ir viską, man atrodo, mes susakėm, ką daro mūsų problemas, problem komanda. Organizuojam, vedam, atliekam planuojam, skiriame laiką jums klientai, komunikuojam, kad jums padėlioti tą planą, nors ir kaip, pažiūrėk, kaip vedėjai nėra kaip planuotai, bet vis tiek sudarom kažkokį planą. Ir reikia dar toks irgi dalykas, kad vieną dieną mes galim aptarnauti
3 renginius. Jo, mes turime turim 3 komandas, kurie gali dirbti tą pačią dieną, taip kad jeigu mes ir būnam neužimti tą dieną, tai nereiškia, neturim renginių. Tai reiškia, kad 2 komandos galbūt dirba, bet vienas dar neužpildytas. Ja, tai taip, jeigu 2 žmonės vedimas ir dydžiai, tai 3 komandos iš esmės, 3 komplektacijos, 3 grupės gali vieną dieną išvažiuoti į kažkokią renginį. Taip, ir jeigu reikia labai didelio personalo renginiui, tarkim, aš nežinau, ten labai daug žmonių, reikia paskirstyti grupėm, tai mes galim turėti, kad ir 10, ir daugiau tų žmonių. Galim dirbti, galim dirbti ir po vieną, galim dirbti ir visas 10. Visas 10. Vienu bendru sinkronu. Tai čia vėlgi, čia įeina. Į tą čia daugiau organizavimo ar planavimo. Taip. Daugiau skaičių organizavimo, įmonių renginių, daugiau viešų renginių celės jau įeiname. Tai tą daro mūsų problemas paprastai kalbant. Apsigaukit, nėra taip, kad mes tik vedam, bet mes ir organizuojam. Organizatoriai no problem. Yeeey!